Labadiena, gerbiama ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, gerbiamas mokyklos direktoriau Dainiau Numgaudi, gerbiami ponai ir ponios ir renginio svečiai. Ką tik girdėjote Romualdo Gražinio vadovaujamo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 6-12 klasių chorą atliekantį Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą Beauštanti aušrelė. Šiandien minime Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 149 gimtadienį. Šią dieną vyksta įvairios konferencijos, nagrinėjančios jo kūrybinį palikimą. Čiurlioniukai deda gėles ant jo kapo, o į stiebą kyla mokyklos vėliava. Tad laikyla mokyklos vėliava skambant Čiurlionio simfonijos poemos Jūra fragmentui, o ją iškelia 1 ir 12 klasės moksleiviai. Pakeldami vėliavą simboliškai pradėjome šventinį renginį, skirtą pristatyti artėjančius Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinius 150 metus ir šiai progai numatoma įspūdinga renginių programą. Mums, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleiviams, 2025 metai turės ypatingą reikšmę. Ši mokykla, turinti garsiojo menininko vardą, yra tarsi Čiurlionio kūrybos ir jo palikimo tęstinumo simbolis. Todėl artėjantys Čiurlionio metai tampa dar gilesnė inspiracija ir galimybė giliau pažinti šio legendinio menininko kūrybą. Tuo pačiu tai yra ir didžiulė atsakomybė tęsti ir puoselėti jo palikimą, skleisti jo kūrybinės idėjas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Tai metai, kurie gali tapti įkvėpimu kiekvienam čiurlioniukui, pradedančiam savo kūrybinį kelią ir siekiančiam sukurti kažką tokio ypatingo, ką kūrė Čiurlionis. Dabar kviečiu įžanginį žodį tarti Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorių Dainių Numgaudį. Mėly bendruomenės nariai, gerbiama premjerė, svečiai, džiugu čia visiems susirinkti. Jau toj bus 60 metų, kaip mūsų mokykla pavadinta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu. Ir tai tapo taip natūralu, kad kai tik kas nors pasako Čiurlionio, bent jau antra mintis būna apie Nacionalinę Čiurlionio menų mokyklą. Tai didelė garbė, mūsų savasties dalis, svarbus įpareigojimas ir jau kelių kartų čiurlioniukų įsipareigojimas. Ir mūsų mokiniai, ir jų mokytojai nepavargsta tyrinėti Čiurlionio kūrybos, kaskart atranda vis naujų atspalvių ir niuansų jo darbuose, bando tai įvilkti į savo kartos suvokimo rūbą. Visuomet pamatom ir džiaugiamės, kai mūsų buvę mokiniai svarbiausiose pasaulio scenose klausytojui pasiūlo Čiurlionio ar jo impulsų pastumėtų kitų Lietuvos kompozitorių kūrinius, taip Lietuvą darydami platesnę. Taip jau sutapo, kad ir Čiurlionio ir mokyklos jubiliejus švenčiame tais pačiais metais. Todėl, minėdami Čiurlionio metus, ruošiamės ir savo mokyklos 80-mečiui. Jau šiandien mūsų kalendoriuje 23 susitarimai su Lietuvos mokyklomis ir kultūros įstaigomis organizuoti koncertus, spektaklius, parodas. Kartu su partneriais mūsų choras organizuos teatralizuotą koncertinę programą Čiurlionio dainų banga 10 šalies miestų, kviesdamas dainuoti kartu ir tos vietos chorus. Turime puikų menų edukacijos centrą Palangoje, taigi kartu su abiejomis menų akademijomis tenai numatėme organizuoti vaikų ir jaunimo kūrybos dirbtuves, reaktualizuojančias Čiurlionio kūrybą. Laukia nemažas mums patikėtas darbas jaunimo iniciatyvų ir projektų skirtų Čiurlionio kūrybai populiarinti ir jo atminimui įamžinti konkurso organizavimas. Džiaugiamės, kad palaikyta mūsų idėja ir iniciatyva 2025 metų rugsėjo 1 kiekvienoje Lietuvos klasėje pirmąją pamoką paskirti Čiurlioniui. Esame pasiryžę su visais pagėdaujančiais dalintis idėjomis, kaip padaryti, kad Čiurlionis būtų ne kažkas tolimo, o dalis tavęs. Taigi, imamės lyderystės, turime daug darbų, bet tuo pačiu ir labai daug erdvės savo idėjų, savo galimybių ir savo pašaukimo įgyvendinimui. Juk kitas jubiliejus bus tik po 50 metų. Ačiū. Dėkojame direktoriui. O dabar man garbė pristatyti ir pakviesti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardo ir kūrybos paveldo įprasminimo ir sklaidos komisijos pirmininkę, Lietuvos Respublikos ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę. Gerbiama premjerė, kviečiame Jūs pristatyti jubiliejinių Čiurlionio metų programos viziją, kuri tikimės karūnuos šį ypatingą, nepaprastą ir unikalų Lietuvos genijų. Ačiū labai. Mėly čiurlioniukai, mėla mokyklos bendruomenė, mėly visi susirinkusieji, visi, kas myli Čiurlionį ir nori apie jį daugiau sužinoti. Kitąmet švęsime ypatingą jubiliejų. Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui būtų sukakę 150 metų.
Kūrėjas vadinamas iškiliausių menininkų Lietuvos istorijoje. Jame talentas, vaizduotė, aistra pažinti persipina su lietuvišku ilgesiu. Menininko galią patvirtina ir tai, kad savo genialius kūrinius jis sukūrė per išties labai trumpą kūrybinį gyvenimą. Čiurlionis muziką girdėjo spalvomis, o spalvose matė muziką. Savo tapybą jis vadindavo sonatomis, preliudais, fugomis. Ribų persipinimas jo kūriniuose yra itin unikalus ir labai įdomus. Šiandien lengvai klijuojame etiketes, kaip antai revoliucinis, tobulas, genialus. Tuo tarpu Čiurlionis toks ir buvo ir jis tikrai tų epitetų nusipelnė. Kūrėjas modernus visų pirma savo pasaulietiškumu. Jis neatsiejama modernios Europos dailės istorijos dalis. Jo kūryboje susijungė rytų kultūros ir lietuvių liaudies menas, įvairių civilizacijų simboliai, mitologiniai ir religiniai motyvai, sukurdami savitą kūrybinį paveldą. Čiurlionį galime drąsiai vadinti pirmuoju moderniu lietuviu. Savyje jis talpino lietuviškumą, bet taip pat kosmosą kontempliuojantį žvilgsnį, ambiciją sukurti sienų neskiriamą universumą. Neteisinga, kad dėl susikloščiusių istorinių aplinkybių Čiurlionis buvo ilgam išnykęs iš Europos meninio gyvenimo žemėlapių ir tvirtai neįaugo į vakarų kultūros istoriją. Todėl kiti ir visi vėlesni metai ne tik proga, bet ir pareiga atskleisti jo genialumą, unikalumą ir jo kūrybos reikšmę Lietuvai ir pasauliui. Artėjant 150-osioms kūrėjo gimimo metinėms, švęskime Čiurlionį kaip lietuviškąjį genijų, kaip modernios Lietuvos pradžios simbolį, kaip kūrėją raginusi drąsiai svajoti ir išdidžiai dalintis savo vizijomis. Man buvo didžiulė garbė pirmininkauti Lietuvos Respublikos vyriausybės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardo ir kūrybos paveldo įprasminimo ir sklaidos komisijai, kurioje dalyvavo iškilūs Lietuvos menininkai, meno, kultūros, švietimo institucijų vadovai, kurie gausiai dalinosi idėjomis, kurias vėliau įprasmino specialiai programai parengti sukurta darbo grupė. Ir ši programa suprojektuota taip, kad skambėtų Lietuvoje ir visur, visur svetur, kviesdama atrasti Čiurlionio pasaulius ir kviesdama atrasti save juose. Ačiū labai. Dėkojame ministrai pirmininkiai. Šiai dienai atminti norime Jums padovanoti mokykloje 3D spausdintuvu išspausdintą Čiurlionio biustą. O dabar kviečiame ministrės pirmininkės patarėją kultūros klausimams Gabrielę Žaidytę detaliau pristatyti programą ir papasakoti, kaip mes, visa Lietuva ir pasaulis, švęsime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinius metus. Mėlieji čiurlioniukai, mėlieji jaunieji Čiurlionio ambasadoriai ir ambasadorės ir visi susirinkę. Labai smagu man šiandien tarti keletą žodžių apie tai, kaip mes iš tikrųjų įsivaizduojam tą programą ir kiek dar galimai jinai turi vietos pasipildyti. Taigi iš tikrųjų jubiliejinę programą vienija Čiurlionio kūryboje ir mąstyme atsiskleidžianti šviesos ir begalybės vaizdiniai ir idėjos, nes savo darbais Čiurlionis mus kviečia kalbėtis ir apie 21 amžiaus visuomeniai svarbes temas. Mus kviečia patirti įkvėpimą, apmastyti praeitį, kurti ateities kodus ir kelrodžius, kad tas pasitinkančias audras, kurios mus vis užklumpa, išgyventumėm saugiai, susitelkę ir sulaukdami šviesos. Grįždama šiek tiek prie statistikos, noriu pabrėžti, kad šiuo metu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinė programa apima 129 veiklas, kurias įgyvendina apie 70 programos bendraautorių. Ir tai yra ir nacionalinės įstaigos,
ir savivaldybės, ir meno ir švietimo institucijos, bendruomenės lyderės ir įvairūs kultūros sektoriaus dalyviai, asociacijos. Dominuoja profesionalaus meno sumanimai, tačiau daugelis sumanimų ir projektų bus įgyvendinta taip pat ir regionuose. Mes galvojome ir mąstėme, kaip iš tikrųjų turėtų Čiurlionio programa atrodyti, kaip jisai ją norėtų turėti ir pagalvojom, kad sukursim matricą pagal sonatos formą, kurią čia visi puikiai žinote. Tai iš tikrųjų mūsų Čiurlionio programos matrica susideda iš ekspozicijos, vystymo ir reprizos, tuo tarpu tai ekspozicijoje yra originalios Čiurlionio kūrybos asmenybės biografijos pristatymai, vystyme Čiurlionio kūrybos interpretacija, kūriniai inspiruoti Čiurlionio biografijos, Čiurlionio kūrybos, na ir iš reprizos, kurie apima iniciatyvas ir renginius, dėmesį sutelkiantis į Čiurlionio kūrybos ir idėjų panaudojimą ateičiai. Tai yra inovatoriškas Čiurlionis ateičiai, tegu irgi skamba. Iš tiesų, kalbant apie diapazoną, renginių ir idėjų diapazonas yra labai daugiasluoksnis ir platus, nuo gėlės, šiuo metu kuriamas bijūnas Čiurlioniui, iki kosmoso. Labai tikimės, kad Čiurlionio gimimo dieną, kitais metais Čiurlionio muzika skambės iš kosminės stoties. O kalbant apie kelis pavyzdžius, tai mes aišku galvojam apie tai, kad Lietuvos moksleiviai apsilankytų įvairiose su Čiurlionio biografija susijusiose vietose, kuriamas naujas angelų takų, kūrėjų filmas virtualios realybės bus sukurtas, pasaulių sutverimas. Vyks teatralizuotos koncertinės programos, bet taip pat bus ir pašto ženklų serijos, medaliai ir monetos. Na ir žinoma, naujos parodos ir nacionalinių įstaigų, ypatingai Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus inicijuotos ir Stasio Eidrigevičiaus meno centro ir kiti. Mes taip pat labai kreipiam mums labai svarbu taip pat ir, kad Čiurlionio kelias 7 savivaldybės apimantis taip pat išsivystytų, taip pat turėtų ką pasiūlyti ir sukviestų mus visus kitais metais keliauti lietuviškais Čiurlionio pėdsakais. Na ir Čiurlionis sugrįžta ir į Japoniją, sugrįžta, sakau, simboliškai, nes jis jau ten praeitam amžiui buvo, jis jau buvo eksponuojamas Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, o tokies laukia Čiurlionio 26 ir 27 metais ir koncertų, ir jo solinės parodos. Na, bus tarptautinės konferencijos apimančios ir Vokietiją, ir Lenkiją, ir pasaulio lietuviai, jūsų bendraamžiai iš lituanistinių mokyklų. Jie prašė, kad būtų perleista knyga Keraliai mums pasaka seka. Na ir žinoma, labai svarbu, o jūs tą žinot tikriausiai dar daug geriau negu mes visi kiti, kad Čiurlionis turi skambėti ir toliau, tai 25 metais programos nepabaigsime, jinai išsitęsia ir 26 ir 7, tegul Čiurlionis skamba, tegul jo muzika skamba, tegul žmonės jį vis dar giliau atranda, tiek mūsų šeimų nariai ir mūsų draugai, ir taip pat tiek Čiurlionio būsimi mylėtojai iš įvairių valstybių esančių už Lietuvos ribų. Ačiū Gabrielei Žaidytei. Renginio pabaigoje po spaudos konferencijos skambės Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, dainų dainelė, Vienam kiemelį ir Lakštangėlė, kurias atliks Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 6-12 klasių choras, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis, chormeisterė Gitana Trimirkaitė. Dabar pradedame klausimų atsakymų dalį. Prašome žurnalistus užduoti savo klausimus. Prieš užduodant klausimą prašome prisistatyti ir kam adresuojate savo klausimą, taip pat įvardinti.
Karolina Ambrazaitytė, BNS naujienų agentūra. Tai klausimas premjeriai. Buvo vystyta idėja Vilniaus oro uostą pervadinti Čiurlionio vardu. Tai kokia situacija šiuo klausimu? Na, kaip be šito klausimo, tai pasakysiu galbūt taip, kas būtų korektiškas atsakymas šiuo metu. Tai yra idėja, kuri tikrai nėra padėta į stalčių. Yra įvairių turbūt būdų, kaip galima tą idėją įgyvendinti. Yra sudėtingų labai būdų, kurie jau reikalautų kažkokio tokio didelio galbūt pokyčio įvairiose informacinėse sistemose, bilietavimų, rezervavimų ir taip toliau ir panašiai. Ir natūralu, kad galbūt daug entuziastų neturi, bet yra ir kitų idėjų, kaip galima būtų šitą mintį įgyvendinti, kad žmonės atvykę į Lietuvą pamatytų Čiurlionio vardą, Čiurlionio atvaizdą, susidomėtų tuo, kas yra Čiurlionis ir geriau pažintų jo kūrybą. Tai ieškom vis dar tokio sprendimo, kuris būtų optimalus, noriu labai tikėtis, kad jį rasim. Ačiū labai. Ar daugiau klausimų turime? Ne, daugiau klausimų nėra. Ačiū premjerai, ačiū visiems už dėmesį. Aš padainuosiu dainų dainelę, aš dainų bernužėlis, aš darysiu dainų skrynelę, paleisiu į liustelį. Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, papartis be žiedelio, papartis be žiedelio. Vienam kiemely trys šokiai šoka, vienam kiemely trys šokiai šoka. Leisk mane, berneli, nors pažiūrėti, leisk mane, berneli, nors pažiūrėti. Ar šie mūrai didžio pono tau prasti? Kone čiulpi vakarėlį, kaip kitkartą lazdynėlį koliūdė.